Labą rytą. Sveiki. Taigi, labą rytą, tai jau žiūriu yra 7:30, tai kaip ir galim pradėti. Taip. Taigi, visų pirma, vieta, kurioje mes susitikome, tai yra viena žymiausių Vilniaus vietų. Tai yra vadinami Aušros vartai, nes anksčiau čia būdavo miesto... O jie ypatingi, sakykit. Jie yra ypatingi tuom, kad juose yra Šventosios Marijos, Ostrabramskos, taip vadinamos, paveikslas, kuris laikomas... Ostrabrama! Pamiršta turistus. Taip, Ostrabramska, Dievo motina, kuri laikoma šventa ir iš tikrųjų. Kalbant apie ją. Čia vieną kartą tai. O kada? Что-то есть. Lietuviškai suprantate. Це така мода. Zapraszam, kas dar šiandien alkani? А то нам це робить, пан. Ти є там. Taigi tai yra Šventosios Marijos vartai ir dabar mes galime leistis gatve žemyn. Sakykit, kiek laiko truks ekskursija? Ekskursija truks 45 minutės, pertraukė pašnekovą ir prašau manęs nepertraukti ir nekalbėti man jokių nesąmonių. Taigi mes leidžiamės žemyn gatve, kuri yra šventojų Aušros vartų. Taip, nereikia čia sakyti, nesakyti. Paprasčiausiai čia, po 10 mes matome Šventosios dvasios. Taip, todėl, kad čia yra Šventosios dvasios vienuolynas, ortodoksų vienuolynas. O nieko čia nėra ką sakyti. Čia yra vyno, norėsi išgerti vakare į vyno. Jeigu alų mėgsti, palaukit, tu klausyk! Į Portobello. Portobello yra airiško alaus. Tai va. Žinokit, jūs labai Nieko aš nežinau. Galvoja, kad yra labai gražus. Todėl galvoti čia nėra ko. Bet dabar mes eisime į tą vietą, kur labai dažnai vyksta mados infekcija, tai yra ŠMC. Sakykit, gal jūs nufotografuot mus galit? Prie šito... Ne, palaukit, mes paprašysim, kad kažkas iš praeivių jūs su manim nufotografuos. Galima? Ir dar su manu. Jūs vyrušiai pritupėt? Забличься, включи. Labai gerai, ačiū tau, seniai. Taip, tušinuką turit? Polaroidas. Taip, iškart su autografu. Ką mums čia su jom daryti dabar? Nieko, parduosi kokiam nors kutyryje. Skabins turės. Sakykit, o mums pinigus dabar mokėt ar paskui? Pinigus sumokėsi vėliau, aš tu sakiau, jeigu yra klausimų, pasilikė savo po ekskursijos. Jo, tai va, mes Aš prieiname labai prie... norėčiau pamatyti katedrą. Tai mes tu ir eisim prie katedros, nekenčia miesto ir... Gerai, tai greičiau, su taksu važiuoja. Alio, taksi? Aha, vot, stop. Vyskit. Gerai, trumpiausių kelių iki katedros. Nu va, čia katedra, einam į kabaką. Davai, pažiūrėk, užteka, ką čia tau žiūrėt? Nu va, valdovų rūmai, nesąmonė. Nu, davai. Tai Rusijai katedros. Rusijai nieko čia gero nėra ką žiūrėti, nesąmonė. Čia prirašė tau kaip turistui. Nukrint ant žemės ir vartus. Ne, ką čia daro? Nežinau, taip viskas užknysta. Parašyta, stebuklas. Stebuklas, litelė. Stebuklas. O ką reiškia tas stebuklas? Nu, pabandyk atsistot. Nu, o. Tavęs neveikia, o mane žiūrėk. Op. Va tai reiškia. Kažkokie tai magnetiniai laukai. Priekabiauja magnetiniai. Pasakyk. Kaip sako, come on boys. Čia tau leidžiu. Viešpatie Marija, tik tai nevaidink celkos, gerai?
Yra katedra. Ką čia dar žiūrėti? Einam į Kabačioką. Kabačioką, aš supažinsiu, yra mano draugų. Šitą reikėtų atsisekti. Kabačiokė žuvėca yra? Yra. Tichė. Tichė irgi yra. Ne tichė, tiskė. Tiskė. Aš ne tiskė, tai aš pasigeriau Poznanį. A tichė, vanduo toks. O jūs buvote Poznanį? Aš buvau Poznanį. Aš jums netrukdau, čia atsiprašau. Ne, jūs mums kaip tik padėsit. Mums trukdo ribotumas kompanijai. Taigi. Sakykite, o Gedimino kalnas, mes galime jį užlipti? Galim užlipti toj sekundę. Nepažįsta miesto, bet nežinau, kaip čia prieiti. Šiaip. Nu, galima jį užkilti. Bet čia, nu, galit jūs po ekskursijos patys nuvaryti. Ką mes jūs samdėmės, tada aš nesupratau. Nu ką, samdėmės, mano yra programa, yra, kaip sakoma, žemutinis senamiestis. Ten yra aukštutinis senamiestis. Sakykite, aš pats skaičiau, kad yra toksai energetikos muziejus Tapnos upės. Taip, yra prie Mindaugo tilto. Pala, bet čia yra Žirmūnai. Čia yra Žirmūnai su antru troleibusu reikia važiuoti. Ar tai pradėsim? Jo, ir tu prie Žirmūnų privažiuoji, ten bus šalia Saulėtikis. Išlipi Naujanuose ir viskas gerai. Pameta mintį, va. Ir kada... Naujanai. Ką Naujanai? Su antru. Energetikos muziejus. Nu čia energetikos muziejus. Atsiprašau, Aš apie Gedimino kalną kalbėjau. Galima, aš noriu nusipirkti suvenyrų. Pilies gatvė, taip? Nu, nepamėntam. Neskiria pusių. Gerai, taigi praeikime tiesiai. Čia yra Sereikiškių parkas. Anksčiau buvo vadinamas jaunimo sodu. O kada pakeitė pavadinimą ir kodėl? Pakeitė, aš tik tiesą sakant, nežinau, nes man taip čia viskas užknysė. Kodėl? Aš nesigirdau, tu nori atsiversti knygutę, turi? Knygutę turi. Nepertraukinėk, atsiversti knygutę ir žiūrėkis. O atsakyti, o kodėl viskas taip uždaryta, kodėl čia tvoros, kur mes Kalba negalime... maloniškai dėl to, kad uždaryti. Turi kažkokių klausimų iš tikrųjų. Medžiai, tvoros ir visa kita. Nu, aš ir vat, jeigu bus įdomu iš tikrųjų, tai ten nueini, tokia faina rata, iš viso nereikia. Klausykit, o jūs senai dirbat šitą darbą? Ar pašpinigų reikalauja? Klausykit. Tu lytai už atsakymą. Tu lytai už atsakymą. Mes norim pamatyti Pilsudskio širdį. 10 minutų. Aš nieko O nemokėsiu. ką jūs, aš visą dieną čia uždyką, paimsiu ir vežiosiu. Man šato, gal man čia... Mes jums nieko nemokėsiu, jūs esate kažkoks nesveikas. Tai aš dabar suprantu, kodėl mes dviejais ekskursijoje. Ne, o jūs turai? Mes turai. Mes turim knygutę, kurioje parašyta. O, nebeturit knygutę. Ką jūs čia sau leidžiat? Blogai kalba lietuviškai. Ką jūs čia sau leidžiat? Tai aš sau leidžiu... Ai, nie, cholera. A jak będzie po litewski? Leidžiate. Co to, Polak? Naš? Tak! O ko tu ne